Na ir ką, labas vakaras tada visiems. Aš esu Andrius Sutkevičius ir šiandien noriu jūs supažindinti su mindfulness. Tai pradėsiu skaidrių demonstraciją ir pats kartu su jumis keliausiu per tas skaidres ir pristatysiu šitą pakankamai sudėtingą ir platų fenomeną, gyvenimo būdą, netgi filosofiją gyvenimo. Tai šiandien pas mus tokia pažintinė įvadinė paskaita. Ir aišku, mes pačiu pavirčiumi pereisime, o į gilumą neriame 8 savaičių mindfulness mokymuose. Aš pats esu sertifikuotas mindfulness mokytojas, Andrius Sutkevičius, esu pabaigęs mokymus Lietuvos įsisąmoninimo psichologijos asociacijos organizuojamus pas daktarą Julių Neverauską. Ir jau kelinti metai dirbu šioje srityje, esu pravedęs daug grupių ir dabar mokausi dar papildomai mindfulness supervizorių programoje. Pradėkime nuo trumpo susikaupimo, kuri padės mums palikti tai, ką darėme iki šiol ir pereiti prie bendravimo kaip galima sąmoningesnio. Nuskambės garsas pradžioje susikaupimo ir pabaigoje. Išgirskime šį garsą, tarsi jisai skambėtų pirmą kartą, nes taip ir bus. Ir jisai bus vienintelis toks. Ir galime įsitaisyti patogiai, ten, kur esame, tvirtai atsiremti savo pėdomis į grindis arba kojomis, jeigu sėdite ant grindų. Patogiai atsisėsti, kad keliai būtų neįsitempę, klubai kiek įmanoma atsipalaidavę. Ir su sekančiu įkvėpimu patiesinkim savo nugaras. Jeigu norisi, galima pečius kilstelti prie ausų, prasukti atgal, suvesti mentis, įkvėpti, atverti krūtinę ir iškvepiant nuleisti pečius, atpalaiduoti rankas, patogiai pasidėti ir su sekančiu įkvėpimu patiesinti kaklą, viršugalvį kilstelti į dangų, į lubas, o smakrą truputį laikome arčiau krūtinės ir galime užsimerkti arba likti tik prisimerkę, tada nukreipti žvilgsnį į neutralią vietą ir leisti savo pradėti stebėti, kaip jūsų kūnas kvėpuoja šioje vietoje, šitą momente. Kiek galite, nieko nekeiskite, o tik stebėkite, kaip įkvėpiate, o po to iškvėpiate. Galime suvokti, kur mes buvome iki šio mūsų susitikimo, ką veikiame, kaip tai mus paveikė, kokius pėdsakus mūsų patirtyje paliko. Ir apibendrinę tą patirtį, su sekančiu iškvėpimu tarsi užversti šią praeities knygą. Tos praeities jau mes nebepakeisime. Ir susitelkime į tai, kas yra čia ir dabar šiame momente. Pradėkime nuo to, kaip mūsų kūnas kvėpuoja čia būdamas, koks tas mūsų kvėpavimas, ar ramus ir lėtas, ar greitas ir paviršutiniškas. Ir po to palikę kvėpavimą tarsi fone, mes nukeliaujame dėmesiu į savo pėdas. Galime peržvelgti visą padą, pirštus,
ir po to ramiai su įkvėpimu kilti aukštyn iki kelių, iškvepiant juos atpalaiduoti, po to per šlaunis pakilti iki dubens, dar patikrinti, ar patogiai sėdime, kažką pakeisti, jeigu reikia. Ir su sekančiu įkvėpimu patiesinus nugarą, ištiesinti save, kilstelti viršugalvį aukštyn ir iškvepiant atpalaiduoti pečius, veidą, kaktą, akis, skruostus, apatinį žandikaulį, liežuvį burnoje. Suvokti priežastis, dėl kurių jūs atėjote į šį susitikimą. Galbūt sau norėsit kažką palinkėti šiai valandai. Ir apibendrinus savo vidinę būseną, suvokus save šiame momente, su sekančiu įkvėpimu pakviesiu jūs atsimerkti ir pereiti prie mūsų susitikimo kartu su gongo garsu. Tai štai tokia trumpa pauzė, tai yra mindfulness akimirka, dėmesingumo savo akimirka. Mes paprastai pradedam praktikas, mokymasi su panašia pauze ir pabaigiam. Taip ir šiandien darysime. Tai šiandienos veiklos planas yra paprastas. Pirmiausia, pasikalbėsime apie tai, kas yra mindfulness, kaip jinai interpretuoja savęs ir aplinkos suvokimą. Pasikalbėsime apie įvairius įgūdžius, kaip galime įveikti sunkias būsenas, tiek, kiek aišku tilpsime šioje įvadinėje paskaitoje. Ir galiausiai pabaigsime praktiką, kuri skirta pasirūpinimui savimi, ją galėsite panaudoti jau šį vakarą. Ir kitomis aplinkybėmis, kai jausitės sunkiai, kai patirsite stresą. Aišku, mindfulness tai yra tvarkymosi su gyvenimo stresu praktika. Mes netrukus pasikalbėsime, iš kur jinai kilo, bet pradžioj dar prisiminkime tokius pagrindus apie mūsų gyvenimą ir kodėl jisai kelia stresą. Nes visi patiriame nerimą, liūdesį, pyktį, skausmą. Ir pas mane žmonės ateina su įvairiais klausimais. Vieni nesupranta, kas su jais vyksta ir jie nori suvokti, kaip atrasti savyje priežastis tos būsenos, kurioje esu. Kitiems būna sunku susikaupti ir jie negali atlikti kasdienių užduočių. Būna žmonių, kurie ateina nerimaujantis dėl savo kūno, nesuprantantis jo siunčiamų žinučių arba turintis sudėtingą santykį su savo kūnu. Kiti ateina, kai negali išbūti su savimi, su savo vidiniais išgyvenimais, dažniausiai stipriamis emocijomis. Kitiem būna toks bendras pasimetimo, pasiklydimo jausmas, disociacija psichologijoje vadinama. Treti ateina nemokėdami bendrauti arba patiriantis sunkumų bendravime ir jie norėtų kurti darnesnius ryšius su kitais. Būna žmonių, kurie tiesiog šiuo metu nesuvokia, kokie jų yra poreikiai. Ir nesupranta, ką daryti, kaip tuos poreikius atrasti ir kaip patenkinti. Vat keletą paėmiau citatų apie gyvenimo sunkumus, tokios išminties, kuri mums gali paaiškinti, kodėl mes tokioj būsenoj kartais esame, sudėtingoje, sunkiai išgyvenamoje. Tai pirmiausiai mindfulness filosofija remiasi tokiu principu, kad sunkumai yra neišvengiami.
Ir mindfulness nepanaikins sunkumų iš mūsų gyvenimo, kad ir kaip to norėtumėm, bet gali suteikti suvokimo būdų ir priemonių, kaip tuos sunkumus įveikti. Tai Ernestas Hemingvėjus yra sakęs, kad gyvenimas skausmingas, todėl gyvenk, kol gali. Patirk tą skausmą, nes jisai ir yra gyvenimo esmė. Išgyventi skausmą tam, kad galėtum išgyventi vėliau malonumą. Jau Epikretas senais antikiniais laikais yra sakęs, kad svarbu yra ne tai, kas tau atsitiko, o tai, kaip tu reagavai į tai, kas atsitiko. Ir šia prasme mes patys savo sukūrėme sunkumus, perdėtai reaguodami į tai, kas su mumis nutinka. Tačiau įveikę šitas krizes mes tampame stipresni, tampame išmintingesni. Ir Jungas yra pasakęs, Karlas Gustavas Jungas, vienas iš psichologijos klasikų, kad aš esu ne tai, kas man nutiko, o tai, kas nusprendžiau būti. Taip, kaip nusprendžiau priimti ir įveikti man skirtus gyvenimo sunkumus. Tai noriu tą mintį pabrėžti, kad stresas yra natūrali prisitaikymo reakcija prie kintančių aplinkybių ir mūsų kūnas yra nuolatiniam strese santykėje su aplinka. Svarbu yra ne ar mes patiriame ar nepatiriame stresą, mes jį patirsime tol, kol būsime gyvi. Bet svarbu, kaip jį pasitinkame ir kaip jį išgyvename. Ir į tai ir susitelkia mindfulness. Štai jums pati paprasčiausia praktika, kuri padeda susitvarkyti su pokyčių stresu. Tai STOP akronimas. Jeigu patiriate sunkią situaciją, nesvarbu kur, ar būdami su savimi, vienatvėje, ar būdami santykėje su kitu žmogumi, darbe, poroje. Jeigu iškilo tai, ką jums sunku išgyventi, pirmiausiai sustokite. Ir tai yra pats pirmiausias pagrindinis žingsnis. Kai jūs sustosite, jūs galėsite dėmesį, kaip ir mūsų susikaupime, iš to, kas vyksta iš išorėje, perkelti į save. O tą perkelimą atlikti padeda paprastas, gilus atokvėpis. Tai antroji raidė T yra take a breath, angliškai, arba įkvėpkite. Šita nedidelė pauzelė jums suteiks laiko stebėti ne tai, kas vyksta išorėje, nes tai jau jūs pamatėte, tas įvykis jau įvyko, kuris jūs tam tikrų būdų paveikė. Bet stebėti kur kas svarbesnį dalyką, kaip jūs reaguojate į tai, kas atsitiko. Kokie kilo jums kūno pojūčiai, jausmai, mintis, ketinimai veikti. Ir tada, kai suvoksite, kaip jūs reaguojate, kas su jumis vyksta viduje, jūsų vidinėme pasaulyje, jūs galėsite pasirinkti, kaip tęsti tą situaciją, į kurią papuolėte. Tai šis paprastas žodelis STOP ir šios 4 raidės jums gali paaiškinti, kaip galima susitvarkyti su netikėtomis stresą keliančiomis situacijomis. Mokytis susitvarkyti su jomis, prisiminus šitos 4 žingsnius. Tai iš kur kilo šita praktika ir šitos idėjos? Iš tiesų jos yra labai senos, nes rytuose, rytų filosofijoje, pasaulėžiūroje, gyvenimo būde, dėmesingumas, sąmoningumas buvo praktikuojamas specialiai jau prieš 1000 metų. Tai vakaruose pradėta apie tai kalbėti, jau per pirmus, aišku, susidūrimus su rytų pasauliu, bet pati idėja labiausiai išpopuliarėjo 19-20 amžiaus sandūroje. O patį mindfulness kaip po tokį pasiūlė ir populiarino profesorius daktaras Jon Kabat-Zinas. Ir jisai šitą praktiką pavadino MBSR,
mindfulness-based stress reduction. Lietuviškai būtų dėmesingumu grįstas streso valdymas. Taip yra, pats Kabat-Zinas sako, kad jisai pradėjo šitą praktiką taikyti nuo 79 praeito amžiaus metų Masačusetso universiteto medicinos mokykloje, nes tuo metu uždarė skyrių, kuriame buvo gydomi nuo lėtinio skausmo kenčiantis pacientai ir tiesiog nebuvo kam su jais užsiimti. Tai John Kabat-Zinas ėmėsi dirbti su šitais žmonėmis ir taikė tai, ką žinojo geriausiai, kaip įveikti arba susitvarkyti su tokia sunkia būsena kaip lėtinis skausmas, kai nepadeda vaistai ir medicininės procedūros. Jisai apjungė psichologijos žinias su meditacinėmis praktikomis, paimtomis iš rytų, daugiausiai iš budizmo, bei jogos pratimais. Jisai buvo ir meditacijos mokytojas, ir praktikas, ir jogos mokytojas. Ir šita mindfulness kaip MBSR yra detaliai aprašyta 90 metais jo išleistoje knygoje Full Catastrophe Living. Ir štai aš turiu tos knygos kopiją, tai yra toks fundamentalus virš 600 puslapių darbas, ir jisai yra mindfulness vadovėlis. Gaila, neišverstas į lietuvių kalbą. Ir lietuviškai jūs galit pasiskaityti Ronaldo Siegelo knygą Sąmoningumo ugdymas mindfulness. Ir toks, supaprastintas, bet labai naudingas leidinys. Tai štai, o Lietuvoje mindfulness praktikuoti ir populiarinti pradėjo daktaras Julius Neverauskas nuo 2015 metų įkūręs Lietuvos įsisąmoninimo grįstos psichologijos asociaciją. Internete Mindfulness LT galite rasti informaciją apie šią įstaigą ir jinai ne tik tai populiarina šitą psichologinę mokyklą, bet ir ruošia mokytojus, juos sertifikuoja. Ir galite rasti ten ir sertifikuotų mokytojų sąrašą. Keliaukim toliau. Tai štai, ką mindfulness suteikia, jeigu taip konkrečiai ir aiškiai, ką mes gauname ir kur galime su tuo nukeliauti. Aš esu įskyręs tokias 5 sritis, tokia pagrindinė kryptis, ką mindfulness duoda praktikuojantiems žmonėms. Būtent praktikuojantiems noriu tą pabrėžti, kad žinoti mindfulness principų neužtenka. Reikia praktikuoti. Ir šituose 8 savaičių kursuose mes daug dėmesio skiriame praktikai, savarankiškom užduotim, ir klientai, žmonės, kurie ateina, jie mokosi, iš esmės mokosi asmeninės praktikos, tiek meditacijų įvairių, tiek savistabos pratimų, kognityvinių pratimų. Ir tai yra svarbiausia, ką jie daro, nes kiekvieno sąmoningumas yra vis skirtingas. Aš galiu tik tai savo patirtimi pasidalinti, bet unikalią patirtį jūs galite sukurti tik tai patys. Tai štai pirmasis dalykas, ką ugdo mindfulness, tai yra dėmesio valdymą. Ir štai, jeigu jums gyvenime būna situacijų, kai jūs nesuprantate, kas su jumis vyksta, yra pasimetimo, neaiškumo pojūtis, tai dėmesingumo pratimai ir gebėjimas nukreipti savo dėmesį ten, kur norite jūs, o nenori kiti, yra labai svarbus įgūdis. Antras dalykas, kurį suteikia mindfulness, tai yra gebėjimą reguliuoti savo mintis, jausmus ir iš dalies išgyvenamus ir kūno pojūčius. Reguliuoti, būtent tas žodis naudojamas. Tai yra plati labai tema. Tiesiog renkuosi tokius minkštesnius žodelius, ne tai kad suvaldyti, numalšinti, o būtent reguliuoti, išbūti, suturėti savo patirtį.
Ir tai yra svarbus mindfulness aspektas su atjauta savo tyrinėti savo vidinį pasaulį. Taip pat štai trečia kryptis su tokia pačia atjauta tyrinėti savo kūną ir atrasti ryšį su juo. Nes vesdamas grupes, matydamas su kokiais klausimais žmonės ateina, aš dažniausiai matau, kad jiem trūksta ryšio su savo kūnu. Nes kūnas yra tai, kame egzistuoja mūsų sąmonė. Ir kūnas palaiko kontaktą su išoriniu pasauliu. Taip kad kūnas yra pagrindinis resursas, kaip mes galime išbūti šiame pasaulyje, priimti pasaulio iššūkius, reaguoti į pasaulį. Visa tai vyksta per kūną. Ir jeigu ryšys su kūnu yra aiškus, draugiškas, tamprus, tai kūnas tampa partneriu, ne įrankiu, o partneriu išbūti šiame kartais sudėtingame pasaulyje. Ir kai mes pažįstame savo kūną, mes galime suprasti, kaip pasirūpinti savimi. Pirmiausia, pasirūpinti savo kūno poreikiais. Apie tai dar šiek tiek kalbėsim. Ir tada atsiranda darnos su savimi pojūtis, o kai jaučiamės darnoje su savimi, galime kurti darnius santykius ir su kitais. Ir tai irgi yra svarbi mindfulness dalis. Ryšiai su kitais. Keliaukim toliau. Aš tai įdėjau tokią pažintinę skaidrę apie mindfulness publikacijų augimą, pradedant nuo šitos praktikos pradžios. Tai šitas grafikas prasideda nuo 80 metų, baigėsi praeitais metais, kada duomenys buvo apibendrinti. Šitie duomenys tiesa yra iš Amerikos mindfulness tyrimo asociacijos. Jūs galite matyti, kaip eksponentiškai auga mokslinių straipsnių, kuriuose yra naudojamas raktinis žodis mindfulness. Būtent mokslinių, tai yra viena iš labiausiai tyrinėjamų modernios psichologijos sričių. Kaip mindfulness veikia įvairias vidinės būsenas, kiek šita praktika yra efektyvi. Taip pat mindfulness vis nuskamba kaip aktuali tema pasaulio žiniasklaidoje, ypač kai padaromas koks nors mokslinis atradimas, ar išeina populiarus straipsnis, tai vėl apie tai rašo pasaulio žiniasklaida. Čia pavyzdžiai iš Time, Forbes, National Geographic. Ir taip pat mindfulness yra naudojama įvairių organizacijų veikloje. Tai čia tokios verslo organizacijos pateiktos, bet taip pat mindfulness naudojama ligoninėse, viešosiuose įstaigose, kariuomenėje netgi. Nes aišku, kareiviai jie patiria sunkų stresą ir reikia jie mokytis, kaip su juo tvarkytis. Tai pasaulinės korporacijos taip pat naudoja mindfulness pirmiausiai savo darbuotojų gerovės kūrimui. Nes tai, pasirodo, suteikia ir pačiai įmonei vertės ir augimo galimybių. Tai kas tas mindfulness? Mes daug kalbame ir jeigu prieiti prie apibrėžimo, kurį Jon Kabat-Zinas pats naudoja, tai jisai pateiktas va štai čia. Sąmoningumas, kuris kyla iš valingo dėmesio sutelkimo į dabarties momentą, be teisimo. Ir čia svarbus kiekvienas va tas raktinis žodis. Pirmiausiai, sąmoningumas reiškia, mes žinome, ką darome. Nes jeigu būtumėm pasąmoningume, mes nesuprastume, kas vyksta. Tam, kad mes būtumėm sąmoningi, reikia valios. Valingai sutelkti dėmesį. Ir ne į ką kitą, o būtent į dabarties momentą. Nes kitos realybės tiesiog nėra. Praeitis pasibaigusi, ateitis dar neįvyko, viskas, ką turime, yra šis momentas. Ir Kabat-Zinas prideda paskutinę frazę be teisimo.
Seniau sakydavom be vertinimo, angliškai žodis yra non-judgment. Tiesiai verčiant yra teisimas. Tai reiškia, kad sutelkus dėmesį į dabarties momente vykstančius mūsų išgyvenimus, mūsų reakcijas į aplinkinį pasaulį, mes mokomės jas priimti tokias, kokios jos yra. Kiek įmanoma neteisiant jų kaip gerų, blogų, teisingų, neteisingų. Ir tai su mindfulness nesusidūrusiems žmonėms skamba keistai, nes mes tiesiog esam taip pripratę vertinti viską iš eilės ir pakankamai kategoriškai. Tai šito tenka mokytis. Matyti savo teisimą ir mokytis nereaguoti ir į jį. Matyti tik tai kaip vieną dar iš daugelio savo patirties aspektų. Lietuvių kalboje įvairūs sinonimai naudojami: pilnaprotavimas, sąmoningumas, dėmesingumas, dėma, atida. Aš linkęs naudoti tarptautinį žodį mindfulness, nes jame slypi šitie du tokie svarbus elementai. Mind yra protas kaip sąmoningumas ir fullness, pilnatvė, proto pilnatvė. Pilnaprotavimas, galima sakyti, būtų toks tiksliausias vertimas. Ir Jon Kabat-Zinas čia sėdi su stetoskopu tyrinėdamas pats save. Ir tai labai yra iškalbinga poza. Mes tą ir darome mindfulness. Tyrinėjame savo pačių vidinį pasaulį ir mokome su juo išbūti. Kaip tai daroma? Keliaukime toliau. Tai štai 4 žingsnių santykio su aplinka seka. Mūsų gyvenimas prasideda gimimu, pasibaigia mirtimi. Ir šiuos 2 lemtingus momentus jungia begalė akimirkų. Tai kiekviena akimirka susideda iš šitų 4 žingsnių, jeigu žiūrėti mindfulness požiūriu. Ir aš specialiai vaizduoju šitos 4 žingsnius kaip begalinį mazgą, taip ir norėdamas parodyti, kad šie 4 žingsniai vis kartojasi, akimirka po akimirkos. Tai pirmasis elementas yra buvimas dabartyje. Ir tai yra iššūkis. Nes mus taip vilioja praeitis, joje patirti malonūs ir nemalonūs įvykiai, ypatingai nemalonūs, dėl kurių dažnai liūdime. Taip pat mus vilioja ateitis, kurioje yra daug nežinomybės ir galvojant apie ją mus apima nerimas, bet nuspėti ateities neįmanoma. Kaip jau minėjau, viskas, ką turime, dabarties momentas ir tenka panaudoti valingas pastangas, kad vis grąžinti save į dabartį. Kai jau galime būti dabartyje, žengiame antrą žingsnelį, mokomės priimti tai, ką patiriame dabartinėme momente. Kaip sakiau, kiek galima be teisimo. Priimti visą patirtį, tiek jos malonę, tiek nemalonę dalį. Ir ypatingai nemalonę dalį, kurią taip norisi atstumti. Kai jau galime matyti savo patirtį, kiek mums pavyksta visą, galime žengti trečią žingsnelį. Suvokti, kas su mumis vyksta. Suvokti per pagrindinius patirties elementus. Pasikalbėsime apie juos. Ypatingai daug apie juos kalbame 8 savaičių kurse. Ir tada, kai galime savo patirtį analizuoti, tyrinėti, mes galime suprasti, kaip atsakyti. Kaip sąmoningai atsakyti. Ne automatiškai, o apsisprendus, valingai, išmintingai. Ir pereiti į kitą momentą. Tai kuo daugiau sąmoningumo mes turim šiuose 4 žingsniuose, tuo mes labiau galime patys spręsti, patys save nukreipti į kitą patirties momentą. Mes tampame vis labiau išlaisvinti iš automatinio reagavimo vergovės ir galime patys rinktis, kaip kurti savo patirtį toliau. Aišku, tiek, kiek tai priklauso nuo mūsų.
Visada lieka dalis, kuri nuo mūsų nepriklauso. Ir tą suvokti lygiai taip pat yra svarbu. Pasižiūrėkime šiek tiek giliau iš tuos 4 žingsnelius. Tai pirmiausiai buvimas dabartyje. Aišku, čia labai schematiškai pavaizduota, bet aš ir pats iš savo patirties žinau, kad kai patenku į automatizmą, prarandu savo sąmoningumą, pas mane praeitis ir ateitis iškart užima didelę mano mąstymo ir didelę energijos dalį mano sunaudoja. Dabartis labai sumažėja. Ir tai pastebėjęs, kai aš pereinu į dėmesingumą, į mindfulness, aš galiu išdidinti savo dabarties svarbą. Ir tada praeitis tampa mažiau svarbi, ateitis taip pat. Ir aš galiu dėmesį sutelkti tai, kas svarbiausia, tai, kas vyksta dabar. Ten, kur aš galiu priimti sprendimus ir pakreipti save tam tikrą linkme. Štai mindfulness suteikia šitą mums galę sumažinti praeities, ateities įtaką ir susitelkti į dabartį. Priimti tai, ką patiriame čia ir dabar. Ir ypatingai, kaip minėjau, su ta nemaloniaja dalim. Galbūt buvote su vaikais Inside Out antroje dalyje. Nuostabus filmukas, ypatingai nuostabi pirmoji dalis, antroji irgi neatsilieka, jos viena kitą papildo. Tai štai čia matote antros dalies vizualizaciją. Viršuje yra 5 pagrindinės emocijos, o iš apačios jau lenda, kyla railiai brestant papildomos sudėtingesnės emocijos. Ir iš jų maloni emocija yra tik viena – džiaugsmas. Kitos emocijos yra sunkios ir nemalonios. Liūdesys, pyktis, baimė, pasibjaurėjimas. Tai štai mes labai norėtumėm būti laimingi, džiaugsmingi, patenkinti. Tačiau turime didžiąją dalį kitokių išgyvenimų, kuriuos taip norisi nuo savęs atstumti. Tai su mindfulness mes mokomės priimti tai, kas mums sunku. Ir tai skamba paradoksaliai, bet šis priėmimas padeda palengvinti patirtį. Leidžia atrasti vidinių resursų išbūti, suprasti, kodėl aš taip jaučiuosi ir ką man su tuo daryti. Bet kad tą mes galėtumėm supratimą pasiekti, pirmiausia, mums reikia išmokti priimti. Kai galime priimti, galime tyrinėti. Konkrečioje aplinkoje, kai vyksta tam tikra situacija, kas manyje kyla. Ir šita schema paimta iš kognityvinės elgesio terapijos principų, kur yra mūsų vidinė patirtis skirstoma į tokius pagrindinius elementus, sferas, kaip mintis, jausmai, kūno pojūčiai ir impulsai veikti. Visus šituos elementus suvienija mūsų kūnas ir jie vienas kitą įtakoja, jie yra nuolatiniai sąveikoje. Tiek kūno pojūčiai gali sukelti jausmus, mintis, impulsus, tiek atskira mintis gali sukelti jausmus, kūno pojūčius ir tas ratas nuolatos sukasi. Tai mindfulness praktikose mes mokomės tyrinėti savo patirtį, atskiriant šiuos elementus, suvokiant, kas manyje dabar vyksta, kokie mano kūno pojūčiai, kokios mintis šiuo metu kyla, kokie jausmai iš to atsiranda ir kaip visa ta sąveika vidinių impulsų, kur mane veda, kokie man kyla viduje norai kažką daryti ar nedaryti. Ir kai mes gebame savo vidinę patirtį skirstyti, tyrinėti, mes galime su šitais atskirais elementais tvarkytis tam tikrų savitų būdų. Ir mindfulness mes mokomės, kaip
tvarkyti su savo mintimis ir įsitikinimais, kaip priimti ir išbūti su savo jausmus, įvairiausius jausmus, suvokti daugialypius jausmus, kaip priimti savo kūną, kaip atpažinti jo siunčiamas žinutes per kūno pojūčius ir suprasti, kaip mano patirtį mano paties kūnas paveikia. Ir aišku, impulsų valdymas. Nes impulsų kyla įvairių ir vieni impulsai mus veda malonumo, pasitenkinimo link, kiti impulsai mus veda dar didesnės kančios link. Sugebėti atskirti sąmoningai, išmintingai, kokia kryptis, kur mane nuves ir kokias pasekmes aš patirsiu. Štai yra atskiros savitos mindfulness praktikos savęs tyrinėjimui. Ir šis gebėjimas vėliau persiduoda ir kitom gyvenimo sferom. Ketvirtas žingsnelis yra atsako pasirinkimas. Tai išminties pagrindas, paprastos gyvenimiškos išminties. Yra sakoma, kad išmintis tai ne žinios. Išmintis tai yra gebėjimas būti dabartiniam momente, suvokti save ir pasirinkti. Štai vienoj pusėje jūs matot automatinį veikimą raudonai pažymėtą, kai mes patiriame tam tikrą stimulą iš aplinkos per savo kūną ir iš karto reaguojame. Ir tai yra mindfulness vadinamas taip darymo režimas. Stimulas, reakcija, jokio susimąstymo. Jeigu kažkas užlipo mum ant kojos, mes supykome. Jeigu mus paglostė, apsidžiaugiame. Ir tampame tarsi mašina, ant kurios aplinka spaudo mygtukus, o mes tiesiog atliekam tas komandas, be jokio susimąstymo. Tai mindfulness veikimas yra kitoks. Tai nedarimas, o buvimas savo patirtyje. Ir tam, kad mes pereitumėm į mindfulness buvimą, tai reikia įterpti suvokimą tarp stimulo patiriamo ir mūsų reagavimo į jį. Ir štai reikia va tos pauzės, kai patiriam kažkokį tai poveikį iš išorės ir galime sustoti. Kas šiuo metu įvyko? Buvimas dabartyje, o tas pirmasis žingsnelis. Priimti tai, kas su manimi įvyko, nes iš tų patyrimų dažniausiai mes pastebim arba mus labiausiai paveikia nemalonios patirtys. Tai priimti tą nemalonę dalį, suvokti, kaip mano vidinėme pasaulyje tai pasireiškia. Ir tada galime pereiti prie išmintingo atsako pasirinkimo. Ir mes perimam tada savo gyvenimo kontrolę į savo rankas. Mes esam atsakingi už tai, kaip reaguojame, kaip atsakome į aplinkos poveikį. Ir tai galime pavadinti išmintingu buvimu. Tai štai, kai gebame būti dabartyje, pastebėti, priimti tai, ką patiriame, patyrinėti ir apsispręsti, ką su tuo daryti, mes galime pradėti rūpintis savimi. Suprasti, kaip suderinti savo poreikius ir norus. Dažnai žmonės būna net nesusimąsto, kuo skiriasi jų poreikiai ir norai. Tai jeigu tokį vieną paprastą skirstymą panaudoti, tai poreikius dažniausiai rodo kūnas, bazinius poreikius. Ir jie yra aiškus, baigtiniai, o mūsų protas per įsitikinimus dažniausiai kuria norus poreikių pagrindų. Tai jums paprastas pavyzdys. Jūs galite norėti tiesiog atsigerti ir kūnui tai reikia vandens. Bet protas gali tą vandenį apipinti įvairiausiais norais, kad jisai turi būti tam tikros spalvos, tam tikros temperatūros, tam tikros saldumo, kartumo, rūgštumo ar dar kitokių skonių, su burbuliukais ar be burbuliukų, galbūt su laipsniais ar be laipsnių. Ir tokie norai tampa troškimai begaliniai. O štai kūnui tai reikia vandens. Reikia paprasto,
elementaraus vandens. Tai jeigu mes gebame atskirti, ko reikia mūsų kūnui ir ko nori mūsų protas, mes galime mokytis suderinti šios dalykus. Ir nebūtina, aišku, nueiti vien tik tai į savo bazinių poreikių patenkinimą, galima savo pasilikti ir malonumus pagardinti, paskaninti savo gyvenimą. Bet tiesiog tai daryti su išmintimi, suvokiant, kad poreikiai yra svarbiausia. Su išmintimi ir su atjauta savo. Ypatingai, kai išgyvename sunkius momentus, galbūt kai išgyvename priklausomybės, nes kartais troškimai nueina ir iki priklausomybių. Tai irgi yra mindfulness dalis, darbas su priklausomu elgesiu. Na štai, ir pakviesiu jūs žadėtai praktikai, kurią galėsite naudoti jau šį vakarą, pasidalinti su savo artimaisiais ir pradėti rūpintis savimi. Tai pats paprasčiausias mindfulness pratimas tai yra kvėpavimo stebėjimas. Ir tai jau yra tų 4 žingsnelių, apie kuriuos mes šnekėjome praktikavimas. Grąžinimas savęs į dabartį, stebėjimas, kas su manimi vyksta, suvokimas, kaip atsiskleidžia tai mūsų vidinėme pasaulyje ir atsako išmintingas pasirinkimas. Pakviesiu jūs įsitaisyti patogiai, galite sėdėti. Šiaip meditacinės praktikos dažniausiai atliekamos sėdint, tam, kad mes išlaikytumėm budrumą. Kai kurios praktikos atliekamos gulint, kai kurios stovint arba judant. Bet šį kartą pakviesiu jūs atsisėsti, tvirtai atsiremti pėdomis į grindis, arba jeigu sėdite sukryžiavę kojas, tai blauzdomis, šlaunimis atsiremti. Ir patogiai įsitaisyti savo klubais, su sekančiu įkvėpimu patiesinti savo nugarą, jeigu norisi prasukti pečius, suvesti mentis ir po to atpalaiduoti rankas, patogiai delnus pasidėti, patiesinti savo kaklą ir iškvepiant galime užsimerkti, atpalaiduoti savo veidą. Ir nuskambės gongo garsas, žymintis pradžią ir po to pabaigą. Gali būti neįprasta užsimerkus. Jeigu atsirastų sunkesnių pojūčių, galite šiek tiek atsimerkti, nesufokusuoti žvilgsnį, nukreipti į neutralią vietą. Taip pat, jeigu ir kūno pojūčių atsirastų sunkesnių, visada galite švelniai pakeisti savo kūno padėtį, kad jums būtų patogu pabūti šias 10 minučių ramiai su savimi. Jaučiatės jau įsipatoginusios. Pradėkite savo dėmesį telkti į kvėpavimą. Tiesiog pastebėti, kaip jūsų kūnas įkvepia ir oras patenka į jūsų vidų, o po to iškvepia. Jeigu galite, kvėpuokite per nosį ir leiskite orui laisvai tekėti. Kūnas žino, kaip kvėpuoti ir mes galime su pasitikėjimu priimti jo išmintį ir pereiti į paprasto stebėjimo būseną. Ir tai yra pirmasis žingsnis – buvimas dabartyje.
Mūsų įkvėpimai ir iškvėpimai vyksta tik tai šiuo momentu. Mes negalime kvėpuoti nei praeityje, nei ateityje. Ir taip dabartis su kiekvienu atokvėpiu vis užima didesnę mūsų sąmoningos patirties dalį. Mes savo kvėpavimo galime priimti tokį, koksai yra. Galbūt gilus ir ramus, o galbūt labiau greitas. Ir tai jau rodo mūsų vidinę būseną. Kuo greičiau kvėpuojame, tuo mūsų kūnas patiria daugiau streso. Galbūt pastebėsite įtemptus pečius ar kitus kūno pojūčius, kurių tiesiog nepastebėdavote, kai dėmesį būdavote sutelkę į kažką kitą. Ir mes jau dabar pereiname prie antro žingsnelio, prie priėmimo to, kas su mumis vyksta. Tie, kas neturi meditavimo patirties, tai gali būti neįprasta sėdėti ramiai, užsimerkus ir tik stebėti. Gali kilti įvairių vidinių išgyvenimų, galbūt net sunkių, gali kilti noras pabaigti praktiką, pabėgti, atsimerkti. Pakviesiu jūs išbūti. Kvėpavimas tampa inkaru dabartiniame momente. Ir mes esame įsikibę į savo inkarą, o patirties mūsų upė keliauja aplink mus. Ir ta patirtis gali būti labai įvairi. Gali būti ramiai tekanti, gali būti srauniai tekanti. Mes su kiekvienu atokvėpiu apsisprendžiame išlikti šiame momente. Jeigu kažkur dėmesio nuklystumėm į mintis, jausmus, ketinimus, kūno pojūčius, su sekančiu atokvėpiu grįžkime atgal. Kiek įmanoma neteisdami savęs. Ir galime pereiti prie trečio žingsnelio, pradėti tyrinėti, kas manyje kyla. Ir aš tiesiog čia sėdžiu, kvėpuoju ir stebiu save. Galbūt galėsite atpažinti, kas jūsų patirties upėje ryškiausia šitam momente. Galbūt mintis kažkur išryškėja, galbūt jausmas, gal kūno pojūtis, galbūt ketinimas daryti, nedaryti. Ir aš tik pastebiu tai ir su sekančiu atokvėpiu vėl grįžtu prie kvėpavimo. Vėl įsikimbu į savo inkarą.
Ir tai yra atsakas, kurį mes pasirenkame šioje praktikoje. Kai tik mūsų dėmesys nuklysta į galvojimą, jausmus, kūno pojūčius ar impulsus veikti, mes su sekančiu įkvėpimu apsisprendžiame vėl iš naujo grįžti į šį momentą ir įsitvirtinti į savo kvėpavimo inkarą. Pabandykime kelias akimirkas pabūti savarankiškai savo patirtyje. Ir praktika artėjant į pabaigą, mes dėmesį valingai nuo kvėpavimo vėl perkelsime prie čia esančio kūno. Kvėpavimas lieka kartu su mumis fone. Mes vėl iš naujo patikriname, kaip jaučiasi mūsų pėdos šiuo metu, blauzdos, šlaunys, kaip jaučiasi sėdmenys besiremiantis į pagrindą. Su įkvėpimu galime patiesinti savo nugarą, šiek tiek atverti krūtinę, tiesinti kaklą. Su iškvėpimu galime sąmoningai atpalaiduoti veidą, pečius, rankas. Galite iškvėpti per burną, jeigu norisi, paleisti buvusią patirtį. Nuoširdžiai savo padėkoti už pastangas šioje mindfulness trumpoje meditacijoje. Galbūt palinkėti savo naudoti tokią paprastą kvėpavimo stebėjimo praktiką, kai tik tai jos reikės, norėsis. Ir kai nuskambės gongas, savo tempu pakviesiu jūs atsimerkti ir sugrįžti prie mūsų pokalbio. Iš lėto, niekur neskubant. Tas perėjimas iš išorinės patirties į vidinę daromas irgi dėmesingai, kad mes darniai, sklandžiai pereitumėm ir mokytumėmės derinti savo vidinius išgyvenimus su išoriniais. Tai štai, jums pavyzdys trumpos kvėpavimo meditacijos. Tai mokydamėsi 8 savaitėse išbandom įvairias praktikas, skirtas savęs tyrinėjimui, pažinimui ir savęs suvokimui. Tai štai, 8 savaičių grupėje jūs galite gauti atsakymus į tuos pagrindinius klausimus. Jeigu nesuprantate, kas su jumis vyksta, būna tokių dezorientavimo momentų, tai šituose mokymuose jūs galėsite suvokti savo vidinius išgyvenimus ir suprasti, kaip dėmesį savo sutelkti į tai, ką aš dabar patiriu. Tam, kad galėtumėm dėmesį sutelkti, reikia išmokti jį valdyti. Jeigu jums būna momentų, kad negalite susikaupti,
tai tiesiog išmoksite susikaupti pačiu tinkamiausiu būdu tuo momentu. Jeigu būna, kad nejaučiat savo kūno, nesuprantat, ką jisai jums sako, arba turit sudėtingą santykį su savo kūnu, tai mes dirbsime su tuo ir mokysimės iš naujo atrasti savo kūną ir sukurti darnų santykį su juo. Visa tai leis tvarkytis su sunkiais išgyvenimais. Mes nuolatos mokysimės išbūti su savimi. Ir vat šitas išbūti žodis yra svarbus. Kai galėsime išbūti, galėsime ieškoti vidinės pusiausvyros. Mažės to pasimetimo pojūčio. Atsiras supratimas, koks mano vidinis pasaulis, kaip jisai veikia. Kaip man palaikyti darnų santykį pirmiausiai su savimi, išlaikyti vidinę pusiausvyrą ir tada galėsime kurti darnius santykius su kitais ir įveikti bendravimo sunkumus. Jeigu būna, kad nesuprantat, ko šiuo metu jums reikia, tyrinėsime, kaip atpažinti savo poreikius, suderinant tai, ko reikia kūnui, tai, ko nori protas. Ir taip atsiras suvokimas, ką jums reikia daryti, pasitinkant sekančią akimirką. Tai per šitas 8 savaitės jūs galėsite susikurti savo asmeninę mindfulness praktiką ir ją tęsti po to savarankiškai. Nes mindfulness tai yra savarankiškumo mokykla. Išmokti pačiai savo padėti. Tai šita grupė vyks trečiadieniais nuo 6:30 vakaro iki 9 Klaipėdos centre, Danės gatvėje. Pradėsim jau kitą savaitę, rugsėjo 25 ir pabaigsim lapkričio 13. Vis dar galite užsiregistruoti tavodarna.lt puslapyje, nuėję į mindfulness grupę ir vis dar galioja palanki šitos grupės kaina. Tai mes dirbame kartu su kitais žmonėmis darnioje grupėje. Tas grupinis darbas jums suteikia progą pamatyti ir kitų žmonių patirtį. Tai praturtina ir jūs pačius, ir jūs galėsite praturtinti grupę savo unikalią patirtimi. Toks yra grupės privalumas. Tai tikrai kviečiu, kol dar yra laisvų vietų, registruotis ir mokytis tvarkytis su savo asmeniniu gyvenimo stresu. Tai tie, kas pabaigė pas mus mokymus ir gauna pažymėjimus, šitą mindfulness mokymai yra įtraukti į Lietuvos neformaliojo suaugusių švietimo programų registrą ir baigusiem išduodame pažymėjimus, patvirtintus ir mūsų Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos. Na štai, atėjo pabaiga. Ačiū už jūsų dėmesį ir pateikiu paskutinę iliustraciją su savo kartu kontaktais. Jeigu turėsite klausimų arba galbūt norėsite šitą prezentaciją gauti, galite man parašyti ir aš su mielu noru pasidalinsiu. Tai šitam paveikslėlį matote 2 personažus, galbūt tėtį ir jo dukrą. Tėtis yra susirūpinęs tuo, kas vyksta pas jį darbe, o jo dukra yra sąmoninga šitą momente ir patiria tai, kur jie yra. Yra didelis skirtumas turėti pilną protą ar būti pilnaprotaujančiu. Tai baigdamas šiandienos mūsų susitikimą, kviečiu jūs kuo daugiau savo gyvenimo praleisti pilnaprotavimo būsenoje šiame momente. Tai stabdau įrašą ir galėsim pereiti prie klausimų, jeigu tokių turite.